Sveiki visi atvykę į mano kanalą, mano vardas Monika ir šiandien aš jums parodysiu, ką aš nuveikiau per 5 mėnesius. Tai tiek laiko manęs nebuvo. Tai į tuos 5 mėnesius įeina visa vasara ir 2 dabar rudens mėnesiai. Iš karto atsiprašau už garsą, nes aš savo ausinės paskolinau broliui ir kai tiek laiko nefilmavau, aš visiškai užmiršau, kad jos man yra reikalingos filmavimui. Nu, tai tenka suktis iš padėties, tai arba filmuoju šitaip, arba iš vis nefilmuoju, tai pasirinkau, bent jau taip filmuoti. Tai ką aš nuveikiau per tą laiką, buvo keletą pabaigtukų, mezgiau ir nėriau, žinoma, siuvinėjau. Tai per tuos 5 mėnesius pajudinau 17 darbų. Skamba labai daug, bet kryžiukų kiekyje tai nėra daug. Tai kai parodysiu visus procesus, visus pabaigtukus, tai pasakysiu tą skaičių ir galėsim plačiau aptarti. Tai paskutinis video, kuris išėjo visai neseniai, buvo apie mano kelionę į Ameriką, ką aš ten nusipirkau, ką siuvinėjau. Ir kaip matėt, aš buvau labai įkvėpta siuvinėti ir primityvus, šiaip siuvinėti, bet tas mano įkvėpimas, entuziazmas truko gan ne tiek ilgai, kiek norėjosi. Tai pradėkime viską nuo pradžių. Aš buvau sugalvojus vasarai daryti vėl pradėtukus. Tai yra kiekvienos vasaros savaitę pradėti po naują darbą, tai būtų 12 darbų. Jie turėtų, jie turėtų atitikti tam tikrą temą. Čia buvau pamačius tą visą idėją pas vieną youtuberę ir galvoju, pritaikysiu aš savo jinai metams, aš vasarai. Ir pirmą savaitę viskas sekėsi gerai, aš dar jums pafilmavau, bet jau tos iškarpos nebeparodysiu, nes visiškai tai yra nebeaktualu. Ir antroji savaitė visi planai nuėjo ne taip, kaip turėtų būti. Bet nuo visko iš pradžių. Tai rodysiu darbus aš jums tikrai neišėlės kaip siuvinėjau, nes, tai užims ganėtinai daug laiko, po truputį turiu 2 pabaigtukus. Tai nuo jų ir pradėkim. Pirmas vasaros pabaigtukas, tai buvo pirmas mano pabaigtukas būtų štai šitas. Taip pat atrodo gražiai išlyginta, nes keliavaugi per vasarą į siuvinėtojų susitikimą ir būtent šitą darbą norėjau jam baigti, bet susitikimas buvo Liepą, o aš jį pradėjau birželį. Ir šitos firmas Little House Needleworks. Šiam darbui buvo naudojami 3 rankų dažymo siūlai, štais tokie. Ir 5 DMC. Ir kaip nutiko? Pirmas, čia buvo mano 2 savaitės pradėtukas. Ir aš galvoju, jis toks mažas yra, tikrai nedidelis, tai aš išsiuvinėsiu jį ir per savaitę ir pradėsiu naują darbą. Tai iš tikrųjų čia yra, nežinau, maksimum 3000 kryželių. Aš skaičiavau, bet dabar tikrai nebepamenu. Ir aš juos siuvinėjau, žinokitės, mėnesį laiko. Tai su šituo darbu man ir tas entuziazmas, ar kaip čia pasakyti, įkvėpimas dingo. Nežinau, kodėl aš su juo tiek kapščiausi, bet man visa vasara kažkodėl tokia ir buvo, kad atrodo, kad ir kiekvieną dieną siuvinėjau, bet išsiuvinėjau 70 kryžiukų, 100 kryžiukų, visiškai kažkodėl nesusiuvinėjau. Ne dėl to, kad nebuvo laiko. Laiko tai buvo, tiesiog nenorėjau nei siuvinėti, nei megzti, nei nerti. Toks laikotarpis, bet jis pakol kas yra praėjęs. Ir supratau, kad aš negaliu. Gali būti, kad man tas įkvėpimas dingo, nes aš norėjau per savaitę pabaigti, tai yra mano tada buvo tikslas, turėtų būti, kad turiu baigti per, kiekvieną dieną siuvinėti šitą darbą, o aš dabar atkreipiau dėmesį, kad galiu tą patį darbą siuvinėti, maksimum 3 dienas. O jau kai 4 diena ateina, aš jau ten tiesiog siuvinėjau dėl siuvinėjimo, tiesiog knebinėjau po truputį. O siuvinėti, taip ir nesinori to paties darbo. Tai nežinau, kaip aš seniau būdavau tą vieno darbo siuvinėtoje, bet taip gausiu. Ir
Šita schema yra, jei neklystu, mano pati pirmoji pirkta primityvo schema. Ir pirmoji tokio tipo schema atkeliavusi į mano sandėliuką. Nu, tai vat ir pagaliau baigta. Nu tiek apie šitą darbą. Parodysiu iš arčiau. Iš tikrųjų, rankų dažymas siūlai čia yra naudojami, bet nu, niekur nesimato jokių perėjimų, tai čia galėtum ir DMC siūlai siuvinėti, manau. Tikrai nebūtų jokios problemos. Nu, gražus darbas, gražus, bet man, aš strikau, atrodo toks mažas, bet visur knebiniai iš čia keletą. 6 kryžiukai tokia spalva, 6 kryžiukai, 8 kryžiukai tokia spalva, čia vėl 4, nu taip, knebinėjus ir knebinėjus. Po truputį ir atrodo darbas visiškai nejuda. Tai va. Toks pabaigtukas ir turiu dar vieną pabaigtuką. Ukrainietės schema, tai pradėkim nuo istorijos. Aš rugpjūčio mėnesį keliavau į Turkiją ir galvoju, nu man reikia kažkokio darbą vežti siuvinėti. Norėjau vežtis darbos ant medžiagos, nes nu, vis tiek prie jūros, baseino, tai sušlaps ir panašiai, medžiaga sušlaps. Na ir galvoju, pasimsiu kokį nors plastikiuką. Iš visų mano pradėtų plastikiukų, tai yra visi plastikiukai kalėdiniai. Nu vasaros metu prie jūros, prie baseino tikrai nesinori tokio kalėdinio darbo siuvinėti. Tai vat, radau schemą ir išsiuvinėjau. Štai tokia laputė ukrainietė ir negaliu pasakyti, dabar neprisimenu autorės, bet jinai turi tokią gyvūnėlius visą seriją, aš įsigijau vieną, nu ir galbūt išsiuvinėsiu ir kitas man patinkačias. Tas schemas ir ką pastebėjau, aš norėjau kažko tokio vasariško ir labai sunku rasti pas autorės kur nors įsigyti kažką vasariško, tai ant plastikiuko būtent yra labiau tokie kalėdiniai, rudeniniai. Vasarinių tai ir nėra labai didelio pasirinkimo. Tai ką radau, tai tą ir siuvinėjau. Tai va, ant šito darbo iš visų yra 4000 kryžiukų. Žinoma, kad aš jų neišsiuvinėjau savo atostogų metu, nes nu, per savaitę ten buvom, ne savaitę, 10 dienų. Neišsiuvinėjau atostogų metu, tai grįžus į Lietuvą užbaigiau lyg ir paskutinę vasaros dieną arba rugsėjo 1 padariau paskutinius biesus. Tai va. Žinoma, kad dar aš nesutvarkiau ir jisai gavus kaip plastikiukas, tai ganėtinai didelis. Matot, net į mano delną. Nu, kaip ir netelpa. Tai nežinau, kur aš jį padėsiu, bet gražia lapytė gražia. Tokia. Ir čia buvo visi mano pabaigtukai ir dabar einam per procesus. Tai dar liko procesų 14. Nu, tai jau čia beveik trečdalis visų mano pradėtukų. Tai jau čia galiu sakyti, kad pradėtukų paradas. Ką čia judinau, čia spalio mėnesį siuvinėjau, tikrai pamenu. Neseniai visai Gdanska mereškos užbaigtas, atrodo štai šitaip. Ir aš ant šito darbo padariau 608 kryželius, tai čia pasiuvinėjau čia šitą pusiniais ir pradėjau biesinti. Nu, nieko beveik nesimato, gal ir matosi, bet čia yra netoli 50%, siuvinėjasi ganėtinai lengvai ir nu, pradėjau daryti biesą, nes noriu perkelti medžiagą. Ir galvoju, nepasiliksiu iš to bieso pabaigai, nes nu, tikrai tada pabaiga greitai nenusimatys. Nu, kryžiukus visus baigsiu, o biesą tai tikrai nenorėsiu daryti. Po truputį galbūt ir padarysiu aš tą biesą. Gražiai atrodo. Kitas mano pajudintas darbas būtų Dimensions. Šis Viktorijos namelis. Tai, na ir turiu labai daug, parodysiu. Va, kiek daug. Matot? Viskas persišviečia šitaip geriau. Tai ant šito darbo irgi aš išsiuvinėjau 612 kryželių.
Ir siuvinėjau ar rugsėjo mėnesį tikriausiai. Ir kodėl čia mano visi darbai juda po 600 kryželių, nes aš dalyvauju rudeniniam bingo ir ten kiekvienam langeliui reikia išsiuvinėti 600 kryželių. Tai vat būtent su šituo rudeniniu bingo man ir grįžo tas siuvinėjimas į vėžes, dalinai į vėžes, siuvinėjau daugiau negu vasarą. Iš tikrųjų, man tas bingo patinka todėl, kad, kai turi tik daug procesų, tai vis iškyla klausimas, ką toliau siuvinėti. O bingo tau pasako, ką siuvinėti ir nereikia galvoti, nes atrodo, nori ir šito, nori ir šito, nori ir šito. Bet visų vienu metu nepasivinėsi. Kitas mano siuvinėtas darbas buvo Dimensions Angelas. Vat, kaip dabar atrodo, pasiuvinėjau 624 kryželius ant šito darbo. Užbaigtas atrodys, apsisuk. Užbaigtas atrodys štais. Taip. Ir vat kiek turiu. Čia reikėjo siuvinėti ir blendą su metaliku. Čia nusiuvinėjai sunkiai. Vat ir ant pačio mažiausio snapo. Ir daugiau nėra ką. Daugiau išsiplėsti su šio darbu. Dimensions yra Dimensions. Tikrai rezultatas bus labai geras. Kitas mano pajudintas darbas, tai irgi spalio mėnesį, 600 kryželių su trupučiuku. Tai vat Lanarte, štai toks paukštukas. Ir vat kiek turiu. Tai pajudino čia visą, čia trupčia ir čia padidėjo. Tai dabar vat imdama darbus rodyti, aš pastebėjau, kaip spalvos skiriasi nuo viršelio, nes čia tokios ryškesnės yra, o čia tokios blankesnės. Ir aš netgi pagalvojau, kad klaidą padariau iš pat pradžių galvoju, čia tai vat, žiūrėkit, va čia štai stoji vietoj, vat taip tamsi spalva, o čia vos radau, kur jinai yra, tai va, tokia, visiškai nėra labai jau taip tamsi, netrodo, aišku, kai užsisiuvinės, viskas gal labiau pasišvies, bet tikrai čia bus blankesnis darbas negu ant viršelio. Ir kas buvo su šito darbu, tai čia šitas darbas buvo man uždėtas ant snapo 8. Seniau jis buvo mano mylimiausias, bet pasiuvinėjau gal kokius 50 kryželių ir nebeiškenčiau, galvoju, ne. Aš toliau tikrai su tokiu snapu nesiuvinėsiu, persidedu ant seno gero lankelio. Jis nėra senas, tiesiog kad lankelis. Ir man, žinokitės, lankelis dabar yra pats geriausias, va tokie apvalūs lankeliai, patys geriausi. Va įsitempia kaip būgnas, niekas man, pakolkas, va tikrai savaitę laiko yra padėtas į šalį ir kaip čia pasakyti, net nereikia pasitempti, kad būtų įtemptas. Tikrai. Grįžtu prie savo pradžios siuvinėjimo, nes kai pradėjau siuvinėti, aš siuvinėjau ant lankelio ir galvoju, kodėl visi skundžiasi, kad su juo neįtempia gerai. Man viską gerai jis įtempia. Ir dabar viską gerai įtempia. Geriau negu, žinokitės, negu tie kvadratiniai nūrė, geriau negu snapai. Tikrai, man jie patys geriausi. Aišku, aš suveržiu su vyro atsuktuvu čia štais, tai gal todėl man yra labai jau kitaip, bet manau, kad tikrai visi žinojot apie atsuktuvą, kad lankeliams tikrai yra geras dalykas. Tai va, gražus. Kitas mano darbas siuvinėtas tikrai vasarą, tai yra tokia širdelė jūrinė. Tai ją galėjau vežtis į atostogas, bet jinai tokia ganėtinai didelė ir ant medžiagos. Tai ir va kaip atrodo. Kaip atrodys užbaigta. O dabar atrodo tik taip. Tai ant šito darbo išsiuvinėjau aš 1432 kryželius. Visai gražiai gausis. Tikėtina. Žinoma, kad gausis gražiai. Kitaip ir negali būti.
Kitas mano pajudintas darbas yra tokia rudeninė lentyna. Tikėtina, kad jūs tikrai neprisimenat, kaip jinai atrodo užbaigta. Tai štai apie šitą rudeninę lentyną kalbu. Ir ant jos išsiuvinėjau irgi 641 kryželį. Tai vat kaip atrodo. Ir vat vėl matot lankelis. Tik šį kartą jau kitas, storesnis toks. Tai va, kaip atrodo, pradėtas darbas 2021 metais, padaryti tada 500 kryžiukų ir dabar 600. Oi, meluoju ir net neraudonuoju. 2021 metais pradėtas darbas ir tada buvo padaryti beveik 300 kryžiukų. Ir va, tai po 3 metų pasipildė dar 600 kryžiukų. Tai tokiu tempu, čia yra 5 procentai per kiek? Per 3 metus 5 procentai, tai man reikės kiek metų, kad pabaigčiau. Juokauju. Ateis laikas ir daugiau padarysiu. Pasimsiu kaip dažniau. Tikiuosi. Kitas mano darbas, vat. Tai mano ta žuvėdra parsivežta iš Amerikos ir jums jau rodyta neseniai, gegužės mėnesį. Ir ant šio darbo birželį išsiuvinėjau 720 kryžiukų, tai čia vat kažkur čia pakilo, daugiau ir čia galbūt, jei neklystu. Iš tikrųjų net buvau užmiršus, kad aš birželio mėnesį siuvinėjau, bet yra saga ir jinai man pasufleravo. Aišku, po 5 mėnesių, kur padėjai ten 300 ar 700 kryžiukų, gali ir neatsiminti. Padėjau pas 600 kryžiukų ant šito darbo. Tai čia vėl Dimensions. Siuvinėjo DMC siūlais Dimensions schema. Seniau būdavo tokia, kur nurodo DMC siūlus. Ir vat kaip atrodo užbaigtas darbas. Man labai gražus šitas darbas. Kalėdinis. Rudeniniam bingo tenka siuvinėti kartais netgi ir kalėdinius darbus. Šitas man tiko prie profesijos. Kalėdų senelis vis tiek profesija. Vat kaip už tai padaugėjo čia. Išsiuvinėjau kopūstą. Čia kažkas ir čia. Gražu. Tai va, kitas mano darbas, tai yra naujas pradėtukas. Birželio pradėtukas, pats pirmasis. Vat, kaip parodysiu, kiek turiu. Kaip galvojat, kas čia? O čia yra Lavender and Lace dizainas. Tokia rudeninė mergina ir aš... Šiaip šitas darbas turėtų atrodyti visiškai originale, visiškai kitaip negu išsiuvinėjau aš. Nes originalas manęs ne taip sužavėjo kaip konvertacija ir buvo 2 konvertacijos. Ir man iš tų 2 reikėjo pasirinkti vieną, kurią aš siuvinėsiu, o abi patinka. Tai pasirinkau vieną, bet neaišku, kas gali man kada nors šauti į galvą, kad pradėsiu galbūt netgi ir tą kitą rudeninę damą su kitom spalvom. Dabar pagalvojau, o jeigu, vat, pavyzdžiui, pasidaryti veidrodinį variantą, apsukti ir čia viena žiūrės į vieną pusę, kita į ją ir idėja. Bet virš, parodys, kaip atrodo šitais. Šitaip mano užbaigtas variantas. Bet, vat, kad apsukti, tai viskas gerai, bet tai žodžių tai neapsuksi. Betgi galima galbūt išlaviruoti. Tikriausiai, kad taip. Tai va. Šitaip atrodo. O dar yra kitas variantas. Man atrodo, kad čia žydra spalva eina. Ir dar kažkur pasikeičia spalva. Dar kažkur keičiasi. Man labai patinka. Dabar rodau tik tais iš sagos varianto, bet turiu originalią schemą, kuri buvo užsakyta metų pradžioj, žinokitės, ir gaus tik dabar išsiuntė.
Aišku, aš jau pradėjau tą darbą, bet originalios schemos neturiu, bet turėsiu ir kitam video galbūt, arba kažkuriam video galėsiu parodyti, kaip atrodo originalas ir kaip atrodo mano darbas. Kitas mano darbas būtų šita lapė. Tai čia siuvinėjau irgi vasaros metu, išsiuvinėjau iš viso 3200 kryžiukų. Ir kaip čia atrodo užbaigtas, tai va. Šitaip. Spalvos skaičiais, kai uždedu, parodo ekraną. Ir čia jau yra 70%. Iš tikrųjų, iki pabaigos liko tik 2000 kryželių. Tai galėčiau prisėsti ir iki naujų metų tikrai pabaigti, bet nežinau, ar tai įvyks. Ir dabar pagalvojau, dabar atrodydama jums, pagalvojau, kad aš būtent ant lapių daugiausiai ir padariau per visus šitos 2 mėnesius ant lapės, tai to pabaigtuko plastikiko ir ant šito 3200. Nu, pasirodo, galbūt man patinka lapės siuvinėti. Nu, man patinka visus gyvūnus siuvinėti. O šiuo metu dar labai patinka ir architektūra. Kitas mano darbas yra naujas pradėtukas. Štai toks vaiduokliukas. Nu, šitas. Autorinė schema. Ir jau turiu 50% iš viso padariusi. Tai yra 1800 kryželių. Tai dar tiek ir bus pabaiga. Ir kas nutiko man su šito darbu? Aš norėjau siuvinėti ant 32 kaunto. Ir galvojau, kad pasiėmiau 32 kauntą, bet man rodos, aišku, iš tiek čia man jums nepavyks parodyti, bet man atrodo, kad čia yra 28. Būsiu suklydus, nu vieną laimę, kad bent jau medžiagos užteks. Kartais pasiteisina tas didelis medžiagos, didelio gabaliuko pasiėmimas medžiagos, nes apsiskaičiavau su kauntu, jeigu būčiau atsikirpus, nu tiek, kiek reikia tip-top, galėjau neįtilpti. Kitas mano darbas, tai judintas buvo štai šis Autumn Time. Tai užbaigtas jisai atrodys šitaip. Gražus. Ir ant šio darbo padariau 2800 kryželių, tai padidėjo čia viskas. Ir voverė prisidėjo ten viršui. Ir gilės, nu jau čia nebeišardysiu. Tai irgi siuvinėjau rudeninę bingo, tai rudenio metu, tai čia vienas iš labiausiai pasistumėjusių darbų. Tik kad dar pabaiga negreitų. Nu, gerai, čia jau 20% yra. Kitas mano judintas darbas yra zuikučiai, tai juos jūs jau neseniai matėte. Tai kalbu apie šiuos zuikius. Kaip atrodo, ant šio darbo per šį laikotarpį išsiuvinėjau 1700 kryželių, taip pat padidėjo čia, biškiau užsipildė lagaminai ir žolytė. Tai koks gražuolis. Gražus, ne? Kitas mano judintas darbas irgi rudeninis, tai raganaitė, čia Mijos schema, kaip atrodo siuvinys ir kaip atrodo užbaigtas darbas. Šitaip. Ir padaugėjo man čia apie 2500. Taip, 2450 kryžiukų prisidėjo, tai čia truputėlį viršui, visa suknelė raganaitės ir jau judu iš tą pusę. Ir metų pradžioje aš turėjau, su šiuo darbu buvo planas pas mane ir Ilona, kad šį darbą pabaigti. Tai yra turėjau pradėti būtent nuo rugsėjo 1 ir iki gruodžio 31 pabaigti tą darbą. Na ir akivaizdu jau dabar yra, kad aš jo nepabaigsiu. Kaip atrodo. Gražiai.
Liko paskutinis mano pajudintas darbas, tai yra Dimensions, tokie rudeniniai lapai. Irgi šis darbas padidėjo 600 kryželių ir vėl rudeninio bingo dėka. Tai užbaigtas darbas atrodys štai šitaip. Čia yra senas Dimensions rinkinys ir aš siuvinėju su Dimensions siūlų likučiais, savais ir kitų siuvinėtojų, kur man pagelbėjo. Tai kada nors irgi bus užbaigtas. Nu, visi mano darbai, tikiuosi, bus užbaigti. Čia buvo visi mano judinti darbai per šios mėnesius ir per 17 darbų, neskaitant to knygyno užbaigto, kalbu apie šitą darbą, iš viso buvo padaryta 24 000 kryželių, grubiai tariant, truputį daugiau negu 24 000. Tai per 5 mėnesius, man atrodo, kad tai yra mažas rezultatas, tai išvedant vidurkį, tai į mėnesį 5 000. Kai realiai praeitais metais, aš į mėnesį išsiuvinėdavau 10 000, nuo 8 iki 10 000. Dar, būdavo, aišku, ir geresnių mėnesių. Tai realiai mano tempas yra dvigubai sumažėjęs pakol kas. Bet ką padarysi? Svarbiausia, bent po truputį judu ir tie darbai juda. Ir tada einam per tuos 5 mėnesius, jeigu nesiuvinėjau, tai vis tiek pirkau. Tai pradėsiu nuo pirkinukų. Arčiausiai yra ir iš rankdarbių nusipirkau štai šitą Melhill darbą kalėdinį. Ir tikriausiai visus matėt, kad rankdarbiai pradėjo prekiauti Wonderland Crafts rinkiniais. Tai ir aš keletą užsisakiau. Tai būtų šitokia voverė. Parašolė. Tokį raktų pakabuką. Sakiau, pusė kaip atrodo, užsakiau štais tokį meškutį ant mėnulio ir štais tokį rinkinį. Kitas gautas dovanų rinkinys būtų nuo Ilonos gimtadienio proga. Tai ar kas nors nujaučiat bent jau, kas tai būtų? Tai būtų Mereškos New Yorkas. Žinoma, kadangi teko ten jau apsilankyti, tai reikia man ir tokio rinkinio. Aš mačiau gyvai išsiuvinėtą šitą darbą, tai nerealiai jis atrodo, tikrai nerealiai. Ir kada nors ir aš turėsiu jį išsiuvinėtą. Kiti pirkiniai buvo padaryti čia visiškai neseniai. Vienoje grupėje mačiau, mergina pardavinėjo savo rinkinius ir schemas, tai keletą pavyko ir man nusipirkti. Vienas iš jų būtų štai šitoks Shepherd Bush, kalėdų senelis. O šitą gavau dovanų kalėdinį. Kitas mano pirkinys buvo štai šitokia Laura J. Perrin Designs schema su karoliukais visais. Šią vieną jos darbą esu išsiuvinėjus, jeigu pamenat, prieš porą metų. Ir 2 Just Nan schemas įsigijau. Tai būtų štais tokia viena. Ir kita štai tokia širdelė. Tai kokie grožiai. Ir jeigu pamenate, praeitam video minėjau, kad aš ir vėl turiu ateiti užsakymas mano iš Amerikos. Ta prasme, aš spėjau tik grįžti į Lietuvą, aš vėl pasidariau užsakymą. Tai rankų dažymo siūlai visi. Tai čia štai šiai schemai, kur pirkau, kai buvau Amerikoje, ir nusipirkau visus siūlus.
Kitas pirkinys mano buvo. Tai štai toks Milhilas su juodu katinu. Ir toks Milhilas su juodu katinu. Ir toks Milhilas, bet ne juodas jau katinas. Jau čia bus žąsis. Štai tokia kalėdinė. Taip pat dar užsisakiau vieną schemą. Tai Jenna Douglas. Štai šitą. Bet aš planuoju tų raidžių nesiuvinėti. Nereikia man tų raidžių. Tai vat tik šitą. Na ir žinoma. Siūlai. Ir vat koks gražus. Visai gražus. Ir įsigijau porą medžiagų. Porą medžiagų, tai tuoj pasak 40 kaunto Summer Haki. Tai čia bus būtent, man rodos, šitam darbui. Taip, čia šitam darbui. Nu, gal visai ir nieko. Ir 30, irgi 40 nusipirkau, o tai 36 nenusipirkau. Nu, taip jau bus platinum spalva. Tai vat, irgi 40. Ir čia būtų visi jau mano pirkiniai. Bet Liepos mėnesį aš buvau siuvinėtojų susitikime Kėdainiuose ir ten reikėjo išrinkti gražiausius darbus, gražiausius apipavidalinti darbą ir panašiai. Ir mano vienas darbas laimėjo tam tikroje kategorijoje. Dabar to darbo neparodysiu, nes jis yra paslėptas. Ir vat laimėjau štai tokį rinkinuką. Ir laimėjau Mildos siūtą, kaip suprantu. Štai tokį dėkliuką ir adatinę ir vat siūliuką. Ir čia dar ne viskas. Dar laimėjau štai tokį paukštuką. Į kolekciją mano renkamiems skirtukams. Aš tik renku, čia Anhor yra, o aš renku, man atrodo, Royal Paris vadinasi. Tokia. Dar žydiškam žaidimui. Čia šitą laimėjau žydiškam žaidime. DMC siūliukų. Ir va. DMC lankelį. Iš tikrųjų, dabar vat nebežinau, kokie DMC lankelio, kaip jie įtempia, ar gerai ir negerai, nes aš naudoju Nurgė ir dar vienos tokios firmos, neprisimenu kaip vadinas, bet irgi turkiškas lankelį. Tai išbandysim ir kaip DMC. Nu, pradžioje, kai pamenu, kai siuvinėjau, tai siuvinėdavau ant DMC lankelio, man įsiuntimas irgi tada patiko. Tai viskas su pirkiniais ir dabar pereikim prie mezgimo. Turiu šiuo metu 2 kojines pradėjusi megzti ir, kaip matėt praeitam video, aš galėjau pasirinkti, kurią kojinę megzti, nes sustojau ties kulnu abiejose. Ir turiu vieną porą jau pabaigtą. Tai vat. Kaip užbaigta atrodo. Pora. Čia megzta yra iš Alize siūlų, neprisimenu tik tais pavadinimo. Bet va. Šitą užbaigiau. Ir užbaigiau spalio mėnesį iš tikrųjų šitą kojinę. Šitą porą. Ir kojinė, nes viena kojinė jau buvo seniai užbaigta, o buvo likus tik vieną pabaigti. Tai užbaigiau spalio mėnesį, nes jau visgi ruduo, jau pradėjo kojos šalti, reikia atsinaujinti savo kojinytes. Ir kita vis dar yra procese, bet nuo paskutinio rodymo, tai viena kojinė jau yra užbaigta, tik kad siūlai dar
tabalo jos nesutvarkyti ir pradėjau jau megzti antrą kojinę. Kiek turiu. Ir iš tikrųjų norėčiau iki lapkričio pabaigos baigti, nes man reikalingi yra šitie būtent virbalai, nes vėl turėsiu kelionę ir noriu pradėti naują kojinę megzti. Tai žiūrėsim, kaip seksis, pakol kas juda man labai gerai. Su mezgimu irgi viskas, tai dar parodysiu, ką neriu šiuo metu. Iš tikro per tuos 5 mėnesius turėjau vieną darbą pabaigtą, bet aš nėriau ten draugiai, tai jos jau nebeturi to darbo, tai negaliu parodyti. Bet jeigu kažkas, kas seka mane Instagrame, tai matė, tai ten tokia katytė balerina. Tai Instagrame esu įdėjusi nuotrauką ir dabar esu pradėjusi nerti tokį vaiduokliuką Halloweenui, bet Halloweenas jau praėjo, o aš dar nebaigiau. Ir štai kiek turiu kūnelį ir turiu parodyti, ką dar turiu, ir turiu dar nunėrusi galvą. Tai galva laukia kūno ir rankų, kad galėčiau prisiūti ir suteikti visą kūną vaiduokliukui. Nedaug, bet irgi iš tikrųjų šie metai man visiškai yra nenerimo. Kažkodėl visiškai nesineria, bet po truputį grįžtu. Reikia naikinti siūlo atsargas. Tai viskas, ką norėjau jums parodyti. Jeigu patiko video, paspauskite nykštį į viršų. Jeigu dar neprenumeruojat mano kanalo, kviečiu sekti. Ir tada iki kito karto. Ate.